Sveiki, mano vardas Eglė ir čia Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro tinklalaidė Dialogai. Praėjusiais metais mes dalinomės su jumis pokalbiais apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą. Kalbinau įvairius ekspertus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurie tik teikia pagalbą nukentėjusiems, tiek analizuoja, nagrinėja šią temą, šią problematiką ar kuria prevencinės priemonės. Ir iš tikrųjų šiais metais prie šių visų temų apie prekybą žmonėmis nusprendėme taip pat prijungti ir pokalbius apie smurtą. Smurtą artimoje aplinkoje, smurtą lyties pagrindu, smurtą prieš moteris. Ir šiandien į pirmąjį šiųmetinį tinklalaidės pokalbį aš norėjau pakalbinti ne ką kitą, bet mūsų centro ilgametę psichologę Vaidą Sakalauskienę, kuri jau daug metų teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto ir kuri, neabejoju, turi daug patirties sukaupusi ir žinių pasidalinti apie tas smurto apraiškas, kaip tai paveikia mūsų gyvenimus ir kodėl vis dar mums sunku perlipti per tą smurto ratą mūsų visuomenėje. Sveika, Vaida. Sveiki. Tai Vaida, pirmiausia, aš galbūt taip ir norėčiau tiesiai ir pradėti nuo klausimo, kokios dažniausiai klaidingos nuostatos galbūt, kurias žmonės turi apie moteris patiriančią smurtą. Nors, aišku, smurtą gali patirti ir patiria be abejonės ne tik moteris, tačiau didžiąja dauguma vis dar labiausiai nuo jo kenčia moterys. Ir nors ir šiek tiek mūsų visuomenėje atrodo lyg ir keičiasi tasai požiūris, nuostatos, atsisakom tų stereotipų tam tikrų, bet vis dar tų daug nuostatų. Tai kokios dažniausiai tos nuostatos, su kuriuom jums tenka išgirsti ar gal susidurti? Gal pirmiausia, kuri mintis kyla būtent apie nuostatas, tai yra, kad moteris, kuri patiria smurtą artimoje aplinkoje, jinai turi pilną teisę iš tų santykių išeiti ir dėl ko, būtent su to kaltinimu, dėl ko ta moteris neima ir neišeina. Kad jinai turbūt pati kalta, jeigu lieka tose santykiuose, gal jai tai tinka, patinka. Čia turbūt pagrindinė ta tokia stereotipinė nuomonė, nuostata, su kuria mes susiduriam iš aplinkos būtent apie tokias moteris, ar ne, tokį santykį. O man įdomu paklausti, ar yra tekę pastebėti, kaip keičiasi tapatybė žmogaus, kuris ilgą laiką yra smurtinėje aplinkoje. Ar jums kaip psichologai tenka pastebėti tą tokį pokytį žmogaus, kaip tai paveikia tasai smurtas, kai tu jį nuolatos patiri? Kad yra pokytis, tai tikrai. Ir iškart po klausimo kilo toks kaip pavyzdys iš pačių klienčių, su kuriom tenka kalbėti. Tai, tarkim, viena moteris irgi, kaip pasakojo, kad prieš smurtinius santykius jinai, buvo žydinti, pasitikinti, galinti ir mokanti ten už save pastovėti, susitvarkyti su elementariausiais dalykais, pavyzdžiui, ar net ten nuvežti mašiną, sutvarkyti autoservisą, net nekildavo minties, kad jinai to padaryti negali. O po ilgalaikių tų santykių, tokių, kai papuolė į smurtinius santykius, tai jinai pati, ką pastebėjo, tai kad jinai galvoja, kad jinai nebemoka, jinai negali. Ir jinai pati kelia klausimus, o kaip bus, jeigu išeis, tarkim, tas smurtautojas, kas pasirūpins ten, tais buitiniais dalykais, ar ne, ten, nežinau, tais pačiais stereotipiniais, tai mašina, kas sutvarkys ir panašiai. Ir tada ta moterį, kai grąžiniai tą tokią realybę, kad prieš tos santykius, tai tu galėjai ir mokėjai, ar ne, tai kas pasikeitė dabar ir yra netgi sunku atsakyti joms, kas čia nutiko, ar ne, nes, atimta ta galia, ta kontrolė, atsakomybė už savo gyvenimą ir perleistas visą tai, ar ne, tam kitam žmogui, kad jisai toks galingas ir galintis viską, o mes patys jau nebe. Tai toks, yra, aišku, yra ir kiti pokyčiai, tai kad žmonės tampa nerimastingi, atsiranda panikos atakos.
nemigos, apatijos, ar ne, kartais perdėtas jautrumas, netgi toks, kaip ir minėjau, tas toks savęs nuvertinimas, ar ne, kad aš esu galbūt nu, nereikalinga niekam kitam, tik tai galbūt tam žmogui, ar ne. Tai tikrai yra labai daug. Toks ir priešiškumas, gal baimė kitų žmonių atsiranda. Iš tikrųjų labai paveikia savivertę žmogaus buvimas to Mhm. tokioj engiančioj psichologiškai, fiziškai, finansiškai aplinkoj. Nors aš manau, kad visos tos smurto formos, kai mes apie jas nors esam linkę suskirstyti, atskirti skirtingas, bet mano bent jau tokia nuomonė, kad jos visos vis tiek yra apie tą patį, apie tą psichologinį poveikį, kuris atsiranda, kuris daromas yra žmogui, jo smegenims, ane, jo suvokimui, Mhm. mąstymui, matymui pasaulio. Mm, Aš žinau, dar tokį būna, dažnai girdžiu visuomenį kaltinimai visokie, nu, vat, tu buvai tose santykiuose, tu rinkaisi likti juose, nors vat, patyrei tą smurtą, tu neišėjai, arba dar blogiau, tu grįžai į tos smurtinius santykius. Tu, vat, ar būna tokių, ar buvę galbūt jūsų netgi darbo patirti, kai suteikėt pagalbą žmogui, kai suteikėt pagalbą moteriai nukentėjusiai nuo smurto ir atrodo lyg ir progresuoja ir po to vėl grįžta į tą smurtinį santykį, tą smurtinę aplinką. Ir jeigu tai buvo, tai kodėl? Kodėl taip nutinka? Tikrai taip, yra nemažai tokių pavyzdžių, kad taip nutinka. Apskritai, kad išeitų iš tų santykių yra labai labai ilgas kelias, ar ne? Ir dažniausiai moteris sako, nu taip aš suvokiu, kad su manim neteisingai ir netinkamai yra elgiamasi, bet ir vat tada prasideda tas bet, ne, su kuriuo ir turim dirbti, nes tas bet dažniausiai slepia tokius dalykus kaip, pavyzdžiui, manipuliacija. Dažnai gali išgirsti, kad jeigu aš išeisiu arba vat buvau išėjus iš tų santykių, tai tas kitas žmogus manipuliuoja savižudybę. Ir kartais, pavyzdžiui, ta savižudybė būna labai jautrus tam žmogui dalykas, nu apskritai visuomeniai tai yra jautru, ar ne? Ir jeigu dar šeimoje buvo nusižudžiusių kokių asmenų, tai jisai labai bijo palikti tą asmenį, nes sako, nu kaip jisai be manęs, taigi neišgyvens, tada kokia kaltė man krenta, ar ne? Apie tai, kad aš nu išeisiu, tada prisėmė atsakomybę už to žmogaus gyvenimą, už jo emocijas tenai, netgi kyla mintis, kad aš būsiu blogas žmogus, ar ne? Aš jau nekalbu apie baimę, vat, nu, dėl fizinio to saugumo, kad išėjus tai nereiškia, ar ne, kad nu viskas pasibaigs, kad gali persekioti ir panašiai. Žmogus palūšta, kartais palūšta ir dėl to, kad mes esam tame smurto rate, kuris užsisuka ir ateina tas medaus mėnuo, kai atsiprašo, ar ne, teikia gėlių tenai, nežinau, pripažįsta savo kaltes, bet įtraukia vėlgi į tą tokią galios ir kontrolės tą žaidimą ir tu vėl jauti, kaip nu, tu gaili to žmogaus, ar ne, kaip esi priklausomas, kaip tampi galbūt ir emociškai, dvasiškai, finansiškai, ar ne, nuo jo vat irgi priklausomas. E, tai manau, kad nu, tie visi žaidimai vat sužaidžia ir žmogus grįžta. Vėlgi, vat, nu, jeigu toks paprastas pavyzdys, ar ne, dėl ko kartais yra sunku išeiti ir kaip mes, pavyzdžiui, vat, gailim kito. Čia visai neseniai, dar šią savaitę, moteris ar ne pasakojo, kad nukentėjo fiziškai nuo smurtautojo, kuris jai trenkė iš kumščio ar ne į veidą ir jinai tiesiog atsitraukdama norėjo uždaryti duris ir jisai įkišo į tarpdurį pirštus. Ir jinai privėrė tuos pirštus, bet jinai, nu kaip atsitraukdama iš tos baimės, iš to efekto, ir tada už tai jinai gavo dar kartelį smūgį. Ir jinai vat pokalbio metu pasakoja, žinai, bet man labai skauda viduj, kad aš jam sukėliau skausmą. Ar ne, man, vat, nu, man baisu, nes, nu, jam skaudėjo, jisai nukentėjo, sakau, bet jūs, o kaip jūs, o gailesti savo, nu, taip aš suprantu, bet, vat ir grįžtam prie to bet, ar ne, kur tada jau turi kabliuką tas smurtautojas, kaip sužaisti su ja, ar ne, vėlgi padaryti ją kalta, o jisai, kad būtų nuvargšas. Dėl to, vat, nu, tie psichologiniai žaidimai,
apie kuriuos aš kalbu, jie yra labai paveikus ir netgi išėjus, jeigu tu neturi tokios aplinkos kažkokios saugios ir sveikos, tai tave atgal traukia, nes tai yra žinoma, tai yra pažįstama ir ten, kad ir kaip keistai skambėtų, tai yra savotiška saugumo oazė, nes aš žinau taip, kaip bus, nesvarbu, kad ten yra smurtaujama. Man tai beklausant tų jūsų pavyzdžių irgi tokia kyla mintis, kad toks jausmas tam smurtiniam santykiui iš tikrųjų kas įvyksta, tai mes pametam patys save ir mes nustojam galvot apie save, kas irgi yra labai svarbu, ir apie savo gerovę, apie savo ribas, ir mūsų fokusas nukrypsta į kitą žmogų, kaip vat ir šiuo atveju, ne, moteris labai išgyveno dėl to, kad jinai privėrė netyčia, privėrė pirštus vyro, kuris sąmoningai rinkosi smurtauti prieš ją, netgi toje situacijoje. Ir vat, man iš tiesų toksai jausmas susidaro, kad mes labai save pametam ir iš to tokio gerumo, iš tų nuoširdžių jausmų, tos meilės, to prisirišimo, galbūt ir prisiminimų, gražių momentų, nes nebejotinai jų yra buvę, tarsi pametam save ir pradedam galvot gerai, kad čia tik tas žmogus yra svarbus, o mano paties jausmai nėra svarbus. Taip. Tas visas labai jaučiasi toks sunkumas nuo tos visos patirties, net man iš šono klausantis, psichologiškai tai turi būti labai sunku. Ar įmanoma yra išgydyti tą ilgalaikę psichologinę žalą, kurią patiria smurtą patyręs žmogus? Noris taip kažkaip paantrinti, ar ne, ir pasakyti, kad iš tikrųjų smurtas griauna žmogaus suvokimą apie patį saugumą, apie meilę, ar ne, tą pačią savivertę, net realybę, kokia jinai yra. Ir ilgainiui iškreipia tikrai įsitikinimą ir apie save, ir apie pasaulį, dėl ko turbūt ir esam tada tokie paveikus tam smurtautojui, ar ne? Tai ar įmanoma išgydyti, išeiti iš to, tai yra labai ilgas kelias link to, bet taip kai kurie žmonės sugeba išeit, bet tam reikalinga yra ir šalia esantis kažkoks specialistas, ar ne, kuris padėtų, ar savipagalbos kažkokios grupės, netgi artimi kažkokie žmonės, kurie, vat, kaip minėjau, ta aplinka sveika, jeigu jinai yra, kuri gali atspindėti to žmogaus poreikius, to žmogaus baimės, neutralizuoti, kad tikrai taip yra natūralu bijoti ar nejausti nesaugumą, nes su tavim smurtavo, įsisąmoninti tą smurtą, nes vėlgi, žinai, va, tas įsisąmoninimas neateina labai greitai. Tu turi apie tai kalbėti, sakyti ir svarbiausia, aišku, priimti tą, ką žmogus nusako, kad jisai galbūt kartais negali, kad jis kažko nesuvokia ar ne, būti šalia. Kaip sakau, įmanoma, bet žmogus turi labai labai dirbti su savim, kad išeiti iš to ir kad nebeleistų kitam žmogui kartot su juo tas, kas buvo. Ne? Kažkaip tai pagalvoju ir apie artimųjų žmonių, kuriuos mes turime savo aplinkoje, vaidmenį. Ar tenka susidurti su kažkokiom tai situacijom, kur matot, kad galbūt artimieji kaip tik dar labiau apsunkina tą išėjimą iš smurto, galbūt nori padėti, bet nežino kaip, renkasi kažkokius netinkamus atvirkštinius metodus. Tai kaip gali būtent tie žmonės artimiausi, artimoje aplinkoje padėti žmogui, jeigu mato, kad jisai yra smurtinėje aplinkoje, santykiuose, kurie nėra visiškai sveiki? Būna visokių pavyzdžių iš tikrųjų ir tų, kurie netinkamai bando palaikyti ir kur tinkamai, ar ne. Iš tų tokių dažniausiai gal iš vyresnių žmonių girdžiu pasakymus, tai jeigu jau ištekėjai, jeigu jau prisėmei tą žmogų, tai tu ir tvarkyk tuos santykius, nesiskirk, nes čia gal šiek tiek dar gėda, užsidėjai kryželį ir neš tą kryželį, čia toks gal šiais laikais jau nebesuprantamas, ar ne, bet jisai pareina iš senesnės kartos ir tas toks, tada jau uždeda tą kryželį, jau nebe pats gyvenimas, bet tie aplinkiniai, ne, kad tu stengies, tu nuolaidžiai žiūrėk, taigi čia vyras, taigi jeigu yra stereotipinė šeima,
tai jeigu tu ten paklusk, daryk valgyti, ten dar kažką, ar ne, rūpinkis vaikais, neišsišok, viskas čia bus tvarkoje, viskas susitvarkys, taigi vyras, nu tai ką jisai ten, ar ne, nu, turi savo nuomonę, nu ten dar kažką, tai labai priklauso nuo to požiūrio, kuriame apšitai yra augama, ar ne, o jeigu dar augama tokioj šeimoje, kuri yra, nu, chaotiška, kurioj irgi buvęs smurtas, ar ne, tai aišku, kad mes jau patys parsinešam tą požiūrį, kad meilė savotiškai lygus skausmas. Ir nors mes nenorim nei vienas kentėti ar ne nuo meilės, bet mes galim įsivelti vėlgi į tą psichologinį žaidimą, kad pajusim meilę savotiškai, jeigu iš mūsų, nu, nežinau, ten, nu, kažkaip atims va tą galią, ar ne, jeigu ten su mumis negražiai elgsis. Taip pat labai daug priklauso ir nuo prieraišumo tų visų stilių. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje išaugo nesaugiai prisirišę vaikai, tai dažniausiai nesaugus prisirišimas, tarkim, būna sensityvus, tai toks jautrus, kai jeigu jaučiuosi nesaugus, tai aš prilimpu prie kito žmogaus ir kad pasijausčiau saugus, man reikia, kad jisai visą dėmesį į mane sutelktų, man tapsime ten ramintų ir visa kita. Kitas nesaugus variantas yra toks atsitraukimas, kad aš jeigu pasijaučiu nesaugus, man reikia atsitraukti. Ir dabar įsivaizduoju, kad Eglė, kai du tokie žmonės eina, vienas nori prilipti, nes iš nesaugumo jam baisu, o kitas nori atstumti, atsitraukti, nes jam irgi iš nesaugumo yra geriau būti vienam, ar ne? Ir tada pareina nu, tas nesusipratimas ir santykio sunkumas, įtampa, kai prasideda smurtas. Nes vienam reikia įkvėpti, o kitas nenori leisti įkvėpti, ar ne? Tada toks sužaidžia tie žaidimai. Aišku, tose šeimose, kurios yra šiek tiek saugesnės, ar ne, kurios nelinkusios kaltinti, linkusios įsiklausyti, būti šalia, negelbėti, nes dažnai mes mėgstam gelbėti žmonės, pasako ir bėgam daryti, ar ne, už juos. Skambinti, kažkur nueiti, pakalbėti su smurtautojais ir panašiai, mes gelbėjam iš tos situacijos. Vėlgi, jeigu galiu, pasidalinsiu vienu gelbėjimo epizodu, kur atsimenu pačioj nu, darbo pradžioje dar kai buvo, kai visos ten institucijos, ten socialinės, vaikų teisės ir panašiai buvo sunerimusios dėl moters vienos, netgi atvyko į mūsų centrą pas mus ir sako, reikia tai moteriai padėti įsikraustyti, sudėti daiktus, tiesiog kaip mašinos ar kažko, nu, fiziškai, ar ne, ir iškraustyti ją. Nes mes turim, kur ten iškraustyti, svarbu kažkaip tuos daiktus ten sudėti. Kalbėjom ten, ir vadovė kalbėjo, ir mes ten kalbėjom, ir staiga ta moteris sako, bet aš turiu šunį. Ta prasme, kaip su tuo šunim ten bus, žinai, tai sakom, tai šunį gal tada kažkaip palikti, nes, nu, negalim iš ko ten jo pergabenti, ar ne? Sako, ne, tada aš negaliu, žinai, tada, žodžiu, atsistojo, išėjo, jinai tos pagalbos nebepriėmė. Nu, čia vėlgi ir nerodo, kad žmogus irgi nepasiruošęs arba ta aplinka, nu, netaip suprato, nes mes gelbėjom, bet jinai dar nebuvo pasiruošus būti išgelbėta, kaip čia pasakyti, ar ne, nu, susidūrė su problema, šuniukas, ir jinai renkasi būti smurtiniuose santykiuose dėl to, kad šuo yra. Bet realiai čia net ne apie šunį yra, ar ne, čia yra tik tai simbolika tas šuo, bet apie patį tą mechanizmą, kad irgi aplinka neturėtų taip pulti gelbėti, bet turėtų eiti su to žmogum šalia ir kurti tą, nu, saugią aplinką jam, kad jisai išdrįstų žengti tą žingsnį. Kai mes darom kažką ne dėl kitų, bet dėl savęs, dėl savo saugumo, tai man atrodo, tai yra efektyvu tada. Ne? Tai mes tada ir žengiam, ir einam, ir darom, ir nebesižvalgom atgal. Jeigu mus kažkas verčia, mes darom dėl kažko, mes galim dvejoti, o dvejonės yra kirminai mūsų galvoj, kurie priverčia galvoti visaip, ar ne, ir gal net ir grįžti. Bet aš įsivaizduoju, yra labai sunku daryti dėl savęs, kai nebuvai pratęs daryti dėl savęs ilgą laiką. Ir man net ir beklausant tos istorijos, kažkaip tai galvoju, nu, bet kaip turėtų būti sunku artimiesiem mane, kurie mato tą smurtą, kurie jam nepritarė, kuriem nuskaudu matyti, ne, mano dukra, mano sūnus patiria smurtą ir taip norisi kažką padaryti, ne, išgelbėti. Tai kaip susilaikyti nuo to gelbėjimo,
Nu, arba va, tarkim, dar pavyzdys, juk būna ir tokių atvejų, kai matai, jog tavo draugė galbūt patiria smurtą, tu matai iš šono tos santykius ir galvoji, čia nu, ne visai gerai, taip kaip jisai su juo bendrauja, taip kaip jinai turi atsiklausti jo, ar jinai gali išeiti Mhm. susitikti su draugė, taip kaip yra kažkokios griežtos laiko ribos, iki kada gali būti. Ir tu matai tas tokias detalės, ir tu bandai kalbėtis su savo drauge, bet jinai lyg ir neigia tą ir sako, ne, nu aš nepatiriu jokio čia smurto, čia viskas gerai, tu neišsigalvok, jis tiktais tokio būdo. Ką tokiu atveju tada daryti? Mm. Tai vat smurtas ir smurtiniai tie santykiai ir yra labai sudėtingi šitoj vietoje, ar ne? Vat ir specialistams būna nelengva tame išbūti, tikrai gali aplankyti ir tas beviltiškumo jausmas, bet mes linkę tikėti, tai turbūt ir tam žmogui tikėti, kad nu, visgi kažkada jis gali, nu kaip įsisąmoninti, suprasti, ar ne, būti pajėgus, nu tą vat ir stiprinti po truputį. Nereikalauti, kad čia ir dabar, jeigu aš jau pastebėjau, kad nu, tas kitas žmogus turi imti ir padaryti. Dažniausiai taip, nu, nebūna, ar ne? Labai svarbu tada, nu, atkreipti dėmesį, ar ne? Ar tikrai va tau tinka, kai jisai, tarkim, tave ten pažemina prie kitų draugų, ar ne? Ar tikrai, va, nu, kažkaip, nes nu, gal nepastebiu, kad kitose santykiuose tai būtų, man tai kelia nuostabą gal. Nu, toks, žinai, kai aš nekaltinu, bet tiesiog galim nusistebėti, bandyt pasilyginti ar ne šiek tiek, nu kad ateitų tas suvokimas ir kartais gal net tas žmogus ir nesakys garsiai, kad aš vat nu suprantu, bet gal jisai pradės jausti. Ir kaip sakau, jeigu viduj mes jaučiam, kad kažkas yra ne taip santykiuose, vadinasi taip ir yra. Ar ne, nu, tas jausmas, nu, ne veltui aplanko. Bet mes galim tiesiog biški gilinti tą tokį irgi, vat, numastymą, suvokimą ir suprasti, kad nu, viskas vyksta lietai. Na, kad tie ir santykiai kuriasi lėtai, ar ne, ir pagarba ateina, ir ta kantrybė, apie tas ribas, vat, kaip minėjau, ar ne, tą atsakomybę labai vat, atspindėti. Ne, vat, kaip tu jauteisi, jeigu jisai, vat, nu šitaip darė, ar ne, su tavim, nu vietoj tavęs aš galbūt, nu tikrai supykčiau, kaip tu, ar ne, šitoj vietoj. Tai, nu, turbūt čia vienintelis ilgesnis tas kelias yra, kur būnu, nekaltinu, nekritikuoju, duodu laiko, palaikau ar ne, bet nebėgu ir nesprendžiu už tą žmogų. Čia iš tiesų reikia labai tokią kantrybę pasišarvoti ir tikriausiai Taip. sau priminti, kad tu negali kontroliuoti kito žmogaus, tu gali tik save ir savo reakcijas galbūt kontroliuoti, bet tu negali už kitą žmogų jo nugyventi gyvenimo ir jo išgelbėti, kaip ir minėjai Taip. anksčiau. Nes mes galim labai greitai tapti tie patys smurtautojai, žinot, smurtautojai, vat, smurtauja irgi ten kontroliuodami, atimdami tą galią, spręsdami už tą žmogų. Taip pat ir tas, kuris labai nori išgelbėti nu, nukentėjusią asmenį, tai jisai irgi gali pradėti kontroliuoti, sakyti, kaip tu negali, taigi išeik, padaryk, ką tu čia, žinai, ir pradeda irgi jausti spaudimą ir nu, analogiškai irgi, nu, tai vyksta irgi psichologinis smurtas. Ir tada tas žmogus nei gali pasitikėt kažkuom, nes draugas pavojus, ar ne, ypač dar ir smurtautojas, jeigu pasako, kad čia draugas yra pavojus, ten šeima pavojinga, ten blogo linkinti, tai pradedi tikėti tada, vat, nu, tais kitais žodžiais, ar ne? Labai susuko galvą tada, neatrodo taip, Taip. nežinai, kuom pasitikėti, kas čia vyksta. Aš taip bandau save įsivaizduoti situacijų ir mane tiesiog ištaškytų tikriausiai visas tam pusės tampo. O kaip pavyzdžiui visuomenė ar galbūt netgi ir teisėsauga kartais prisideda ar pakartoja tą smurtinę dinamiką? Ar būna, kad tiesiog irgi pratęsia kažkaip, ar ne, taip Jo, kaip mano draugai, kad būna, kad kartais iš to noro. Kartais būna, kad tikrai nuo policijos labai priklauso, ar toliau žmogus patikės pagalbos galimybę ar nepatikės, ar ne. Būna, kad klientai pasakoja, kad nuėjau į policiją, pasakojo, ar ne, kad mane persekiojo, kad prieš tai nu, buvo smurtas, kad aš nu, nepageidauju to žmogaus, kad aš jo bijau. Ir tada sako, tai ką jisai daro? Nu, vat pasirodo prie namų, tenai neša tas tempia ten, kad ir kokias tas
gėles ar dar kažką. Tai sako, nu tai o kas čia baisaus, taigi čia numylė, taigi gal va čia pasilgo, gal nori būti kartu. Ir patikėkit, tie žmonės, kurie vat, nukenčia nuo smurto, jie labai pasimeta. Jie nemoka va, to atstovėti už save, jie jau rado tos galios nueiti iki tos policijos ir kai tenai vat, gauna kažkokį tokį šiek tiek gal ironišką arba tokį pašaipų kažkokį požiūrį, tai jie tiesiog atsitraukia ir jie linkia neberašyti arba ten vat, susijaudina ne iki galo ten kažko padaro. Tai policijos neutralus gal požiūris ir tiesiog tikėjimas, kad jeigu tas žmogus atėjo su ta problema ir jisai parašo ir sako, kad nu, yra smurtas, tai bent jau tuo metu, va, tą akimirką, nutikėti. Na vėliau tai ten jau, ten aiškinsis, tirs ar ne ir visa kita, bet tas pirmas kontaktas yra labai svarbu, nes yra labai baisu jiems nueiti ir už save atstovėti, ar ne, vat, nu ką mes ir kalbam šiandien. Tai tikrai taip, policijos vaidmuo yra labai svarbus šitoje vietoje. Ar tenka susidurt su tokiais atvejais, kur žinot, kad žmonės apskritai galbūt net nesikreipia ar nenori net kreiptis į policiją, būtent va dėl to kažkokio tai požiūrio atsainaus ar nepasitikėjimo, kad jie iš tikrųjų vykdys teisingumą? Būna kartais jau iš anksto kažkokios nuostatos irgi į policiją, nes dar nėra taip, kad visiškai galbūt visuomenė tikėtų policijos darbą ar ne, bet jau didėja tas toksai palankesnis požiūris į juos, bet būna, o ką padės? Žinai, va tas bejėgiškumo irgi va tos nuskriaustos ar ne asmenybės požiūris, kad o ką padės? Nieko, tai ką atvažiuos, išveš, paleis, ypač dabar, kai orderiai yra ar ne, taigi neveža ten kažkur, neuždaro juos, tiesiog yra pasiūloma smurtautojui kažkur apsistoti ar ne, yra pasakoma griežtai, kad ten 15 dienų nesiartinti, bet dažnai jie nesiklauso šito, tie smurtautojai, jie grįžta, ne, juos paleidžia, jie pareina ir tada vat nukentėjęs asmuo sako, o kas iš to tada, kad aš antrą kartą kviesiu, vėl paleis, vėl grįž. Ir tada vat kalbi apie tą vat užsispyrimą ir kantrybę, kad tu turi vat kviesti, kad ir 100 kartų ir nesvarbu, vat kaip sako, kad ten kaimynai jau ten žiūri skersai, nes prasideda vat visuomenės požiūris ar ne, kiek tu čia gali policiją kviesti, bet tu tai darai dėl savęs, ar ne? Nes kaimynai darytų tą patį. Mėgstu sakyti, ar ne, kad jeigu kaimynai būtų tavo vietoj ir jeigu jie norėtų jaustis saugus, jie irgi kabintųsi ir kviestų, ar ne, tą policiją. Taip kad nu tos gėdos ir kaltės čia nėra jokios, nes gėda ir kaltė turėtų būti to smurtautojo, ar ne? Tai vat sakau, kartais tas pats požiūris jau yra nusistatęs jau kažkoks, arba jau iš tos tokios kažkokios patirties, kad nesuveikia. Bet nu jeigu nesuveikia vieną kartą, tai nereiškia, kad 10 kartą nesuveiks, ar ne? Bet aš taip įsivaizduoju, kad iš tikrųjų žmogui reikia labai daug stiprybės per save, nes tu labai esi pažeistas to viso smurto, tos patirties ir reikia tikrai daug stiprybės, ypatingai visuomenėje, kurioje tu jau iš anksto turi tam tikras negatyves galbūt nuostatas, ane, Taip. apie teisėsaugos institucijų pagalbos teikimą. Tai rasti tos stiprybės eiti 10 kartų, eiti daugiau nei vieną kartą, nes jau vienam reikia kartui nemažai drąsos ir jeigu tave atmeta kažkaip neigiamai, tave pasižiūri atsainiai, vis atrasti tos stiprybės vidinės, tai man iš tikrųjų tai atrodo wow. Ir net ir galvoju, ar jums pačiai buvo kada nors tokių atvejų, kur nu, jūs labai galbūt įkvėpė žmonės, kuriem jūs teikiat pagalbą, savo stiprybę tuose sunkiuose momentuose. Dabar taip greitai gal neatsiminsiu, bet toks jausmas, nu, yra toks, kad yra tokių atvejų, ar ne, kurie vat įkvepia, ypač tie, kurie drįsta ir eina ir daro, klumpa ir vėl ar neina, atsistoja ir nors ir netiki ten kažkas ir visa kita, bet jie vis tiek nepasiduoda, ar ne, tai irgi vat moko ir mus pačius kaip specialistus, kiek reikia toli kartais, ar ne, nueiti, kad apsitai kažką vat pasiekti. Nes vat irgi dabar, kai pagalvoju, buvo vat viena moteris, ar ne, kuri dėl to, kad išsivaduotų iš savo santykių smurtinių, jinai nu, nenorom turėjo, nu kaip atsisakyti gyventi su vaiku,
ar ne, kad, nu, galėtų, nu, išsilaisvinti. Nes, nu, ten situacijos gal pačios taip negilinsiu, ar ne, kad paskui nebūtų atpažįstama jinai, bet va ta stiprybė, kad jeigu aš noriu išeiti, kad jis, nu, netrukdo ar ne niekas, bet viduj tai labai skauda. Ar ne? Ta mūsų stiprybė turi tam tikrą kainą. Ir kad, nu, labai kentėjo jinai dėl to vaiko, ar ne, kad, nu, teko visgi, nu, palikti ten, nes, nu, neaišku, gal irgi ten bus smurtiniai santykiai su tuo sūnum, ar ne, ten. Tai vat kartais įkvepia, nu, bet čia labai daug yra niuansų, ar ne, kurie ten atrodo iš vienos pusės, nu, gerai viskas susiklosto, iš kitos pasižiūri, nu, tai vat, kaip ir sakau, turėjo kažkokią kainą, kad tas žmogus galėtų išeiti, ar ne. Bet tai būna tų įkvepiančių tokių momentų ir tikrai, tik aišku, daug dažniau turbūt būna tas bejėgiškumas, iš kurio turi ir pats specialistas išeiti ir, nu, išvesti ir tą žmogų kažkaip, ar ne, kad nebe bejėgiai būtumėm, bet nugalintis, įgalinami, ar ne, tokie veikti. Aha, jūs čia paminėjote tokį labai irgi įdomų aspektą ir aš apie jį irgi net ir galvojau ir norėjau ir užduoti klausimą, kaip jums pačiai, va, dirbant pastoviai su tais negatyviais, sunkiais atvejais, pavyksta tvarkyti su savo, va, emocijomis, to bejėgiškumo jausmų, galbūt išgyvenimu, neįsitraukti galbūt tiek giliai į vidų į tos atvejus, nes man pačiai tenka girdėti ir galbūt šiek tiek iš savo lauko patirties irgi kartais tenka patirti, kad aš per daug priartėju ir labai tada išgyvenu. Ir tasai, aišku, neneša niekam naudos. Tai kaip vat, jum, kaip psichologai, pavyksta kažkaip išbūti, išlaikyti save ir nepamesti tame visame svoryje, kurį atsineša nuolatos žmonės? Nu, nemeluosiu, žinai, vat Eglė, pačioj pradžioj darbo tikrai visko būna, ar ne? Ir kaip tu sakai, prisileidi tą žmogų arčiau, tu labai labai nori, vat vėlgi padėti, ar ne, kur būna va ta tokia klaida, ar ne, išgelbėti. Ir tu po darbo irgi nešiesi tam tikrus atvejus, vat mintyse, ar neskauda kažkaip širdį, kaip ten, vat, tam žmogui sekasi, kaip jam ten yra, ar ne. Bet su laiku tu supranti, kad, nu, tai irgi nėra pagalba, jeigu aš pats save išsimėtau. Tai mes, nu, turim irgi supervizijas ar ne pagalbą sau, kur galim mes irgi kaip žmonės jaučiantis išsakyti, ar ne, kad, nu, man skaudėjo, man kažkaip buvo pikta, aš nesuprantu, ar ne, kodėl taip vyksta. Nes nukyla ir mums įvairių tų klausimų, bet mes, nu, galim, nu, tokioj saugioj erdvėj kaip specialistai irgi apie tai pakalbėti, gauti, ar ne, tuos atsakymus, susivokti ir jų nebesinešioti. Dėl to ir vat, nu, rekomenduoja kiekvienam specialistui turėti tas supervizijas, ar ne, kad, nu, nebūtų tos kažkokios vat uodegos iš paskos einančios. O taip, mes taip esam žmonės, mes irgi jaučiam, mums irgi skauda, mes irgi matom, mes irgi norim padėti, ar ne, lygiai taip pat. Iš tikrųjų, va, kiek daug žmonių paliečia kažkieno vat, agresija, kažkieno smurtas ir kaip nueina nuo vieno prie kito ir toks tęstinumas, kaip koks aidas iš tikrųjų. Man pabaigai norėtųsi galbūt tokio šiek tiek vilties irgi įnešti, kaip ir paskutiniu mūsų pokalbio klausimu. E, Ką norėtumėt galbūt pasakyti moteriai, kuri šiuo metu galbūt klausosi ir jaučia, kad gyvena smurtinėje aplinkoje? Ką manot, būtų jai svarbu išgirsti? Tokia mintis, turbūt galbūt jinai pirmoji ir teisingiausia, tai yra, kad tu esi svarbi. Nepaisant visko, tu esi svarbi ir svarbiausia, ar ne? Nes jeigu tu būsi laiminga, jeigu tu save mylėsi, jeigu tu būsi saugi, tai tu galėsi tada apsaugoti kitus, pastebėti tą nusmurtą, tą pavojų. Tai dėl to vat noris ir palinkėti ir pasakyti, kad atsigręžkite save arba prieikit, nežinau, prie veidrodžio ir pasakykit, nu, kad ir kaip būtų, aš myliu tave, ar ne, kaip žmogų, kaip asmenybę, kad tu esi ir kad, nu, nėra taip, kad tu esi bevertė ar dar kažką, kad tu tikrai turi ir žmogiškumo, ir vertės, ir tu moki, ir gali. Žodžiu, vat, taip norisi pastiprinti, e, palinkėti tikrai, vat, surinkti save ir mylėti save.
Ačiū labai, Vaida, labai gražia mintim užbaigai, manau, apie tą stiprybę, kuri labai svarbi. Dėkui.